Kariesiukas ir bakteriukas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Sveiki. Aš esu teatro direktorius ir savo mažajame teatre norėčiau jums parodyti, kas atsitiko Janso dantims. Būtent ten ir gyvena du maži berniukščiai – Ėduoniukas ir Bakteriukas. Apie juos ir yra ši pjesė. O dabar prasideda pirmasis veiksmas. Ei, Ėduoniuk, mes čia tiek daug kirtam ir kapojam. Man atrodo, kad mūsų namelis jau pakankamai didelis. Ne, Bakteriuk, mums reikia dar didesnį namo. Atmink, barblužiai, kad valgydami tiek daug saldumynų ir karamelių, kaip dabar mes kas valandą eisime vis didin ir didin. Taigi prie darbo, broliuk Bakteriuką. Tavo tiesa, dirbkime toliau. Ei, Ėduoniuk. Na, ką nori? Aš pagalvojau savo, kodėlgi mums nepasistačius dar vieną namelį. Štai ten, iltinio danties viršuje. Man ten kur kas labiau patiktų nei šitoje dauboje. Kaip matau, tu nieko nesupranti, broliuk. Nepagalvoji, kad čia apačioje mes esame kur kas saugesni. Ar įsivaizduoji, kas būtų, jeigu pasirodytų tas bjaurusis dantų šepetukas? Šepetukas! Juk Jansas niekada nevalo dantų. Nebūk jau toks tikras. Aš gerai pamenu, kaip vieną kartą jis valėsi. Na taip, vieną kartą, bet tai buvo prieš daugybę savaičių. Sakau tau, Janso burnai mes esame visiškai saugus. Taip, jeigu jau esi toks drąsus, tai dėl manęs gali statytas namelį ten, kur nori, o aš liksiu gyventi čia. Aš gyvensiu daug geriau už tave, Ėduoniuk. Tu tik pagalvok, jei mūsų čia bus labai daug ir kai visose dantyse turėsime po namelį, tada, Ėduoniuk, aš sėdėsiu kaip koks karalius savo pilyje ir žvalgysiuos po visą pasaulį. Na ir įsisvajoji, Bakteriuk. Dar neaišku, ar mūsų čia bus tiek daug. Tai priklausys nuo to, ar pakankamai gausime saldaus maisto. Tu tik apie maistą ir apie maistą. Mes valgome šitiek saldumynų, kad vieną dieną galime sprogti. Ne visuomet tai buvo. Aš dar prisimenu tos laikus, kai berniukas valgė tik tai morkas ir rūpę duoną. Baisu pagalvoti, tada aš vos nenumiriau iš bado. Tau visada tik liūdni dalykai. Turbūt niekada nesiliausi kalbėsi apie morkas ir apie... Kaip tu ten ją tą vadini? Žiūrėk, Ėduoniuk, maistas ateina. Man atrodo, kad tai bus tik tai duona su grūdais. Ne, Ėduoniuk, tai bandelė. Bandelė su tikriausiai sirpu. Valio! Učia, o papa, gera mums gyventi čia. Janso dantis bus namai, cukraus gaunam nemažai. Karamelių daug saldžių, valgome pietų metu. Kuo palepint šį dieną, sirupu ar bandelę. Tai baigėsi pirmasis veiksmas. Abu mažyliai gyveno kuo puikiausiai. Tik Jansui dantukų šeimininkui nelabai patiko jų draugija. Juk tokie mažučiai Ėduoniukai ir Bakteriukai sugadina dantukus. O be to dar gali ir skaudėti. Tie, kurie tai patyrė, žino, kad dantų skausmas yra vienas baisiausių dalykų pasaulyje. Antrajame veiksme sužinosime apie jį daugiau. Viskas prasidėjo po 2 dienų. Ei, Ėduoniuk, ar tu ten apačioje? Negi negirdi, kad aš dirbu? Ir ką tu dabar darai? Kasau požeminį tunelį nuo tavo danties iki savojo. Jodriai sumastei. O kaip tau ten viršuje sekasi? Geriau ir būti negali. Štai, dabar sėdžiu ir geriuosi vaizdais. Kiek tik akis užmato, vien
Gal girdėjai, ką jis pasakė? Jis pasakė, oi, kaip man skauda dantis. Man atrodo, kad esi tikras liubeklis. Bakteriuk, aš tai persinsiu. Žinau tokią vietelį, kurie pabeldus labai suskausta. Nagi, paklausyk. Oi, 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 au, ai, oi. Girdėjai? Taip, jis pasakė, oi. Nagi, Daniuk, dar kartelį. Gerai. Oi, oi, man skauda dantis. Tau reikėtų įsivalyti dantukus, Jansai. Kas taip? Tai Janso mama. O ką ji pasakė? Ji pasakė, tau reikėtų įsivalyti dantukus, Jansai. Oi, mes prašom, bakteriuk, tu tik pagalvok, ką mes darysime, jeigu jis pasiims tą bjaurų šepetuką. Pabandykime įtikinti jį, kad nevalytų dantų. Sušokime jam, kad nedarytų taip, kaip mama sako. Jans, nedaryk taip, kaip sako mama Jansai. Nedaryk taip, kaip sako mama Jansai. Bet jis mūsų neklauso. Aš girdžiu, kaip jis pila į stiklinę vandenį. Oi, štai šepetukas gelbėkė, Daniu. Paskubėk, bakteriuk, šok žemyn, čia saugiau. Oi. Oi, kur jį, kur galas? Vos nepasprikauta, aš lik šią dantų pasta. Kažkoks siaubas. Oi, kaip išniokščia ir triukšmauja. Pagaliau jis liovėsi. Kaip manai, ar mes galime išlysti? Tik atsargiai. Oi, koks apgailėtinas Ką ten matai? vaizdas. Viskas kaip iššluota. Niekas neliumais. Ne mažiausio trupinio, kur miegosim naktį šio, nėra namučių dantyse. Piktis lėjas per kraštus, kas tik nori skriaudžia mus. Esame tokie maži ir benamiai vieniši, o be stogo virš galvos neišbūsi nė dienos. Po to, kai Jansas įsivalė dantis, skausmas truputį atlėgo. Bet skylutės tai niekur nepradingo. Paryčiais mažiai padaužos vėl pradėjo triukšmauti. Tada Janso mamai toptelėjo gera mintis. Apie tai jūs išgirsite trečiajame veiksme. Jis vyksta pas dantų gydytoją. Atrodai toks piktas, Adonik. Ejas alkadas. Lakteri, greitai gausime kokį nors saldėsių. Aš nemanau. Gal pabandykime pašnektinti Jansą? Išnekinkite nes jis mūsų daugiau neklauso. O jeigu mes dar kartą sušoktume? O ką mes turėtume šaukti? Kad norime bandelės. Na kągi, galime pabandyti. Mes norime bandelės! Mes norime bandelės! Įsižiūrėk. Girdėjai? Tai kažkokia vyro balsas. O ką jis pasakė? Jis pasakė, įsižiok. Keista. Tai tikriausiai kepėjas pasakė, įsižiok. Gal ne veltui mes šaukėme? Žiūrėk, jis praverė burną, manau, kad gausime Kas sirupo. tavo teisybė? O Jergutėlio kaip nušvito, lyg saulė būtų vidun ir atėjus. Jergutėlio kaip nušvito, lyg saulė būtų vidun ir atėjus. Kaip manai, kas tai galėtų būti? Aš tave prilaikysiu, o tu užsilipk ir pasižiūrėk. Gerai? Matai ką nors? Tėvulėlio, ką aš matau, priešais burną stirkso milžinišką lempą į 10 kartų didesnį už pačią saulę. Kad tik kur gerausmas, juk tai dantų gydytojas. Vyra baltų halatu. Paklausai, jie užlipda mūsų namelius. Ar dantų gydytojai pavojingi? Kas ten tai burzgia? Sakyk, kas ten burzgia? O Jedoniuk, aš bijau.
juk tai kraštas. Kažkokia didžiulė, bjauri ir švilkanti pabaisa burzgia ir šniukštinėje aplinkui. Reikia bėgti, eik čia bakterijų greičiau. Jis eina vis artin ir artin. Edoniuk, ką mes darysime? Jis jau čia visai pat. Ei, Edoniuk, dabar jis grėžia mūsų skilutę. Mane ima toks piktis. Gal mums išlysti ir įkasti Gal kraštą? tai vargytumės. Tai gal įkaskime daktarui Iš pirštą? to jokios naudos. O jeigu mes iššoktume į jo burną ir pabelstume į dantis? Ne, bakterijų. Prieš dantų gydytojus mes esame bejėgiai. Ojej, kad pasaulyje nebūtų ne vieno dantisto! Žiūrėk, jis šviršia vandenį į mūsų skylutes! Fui! Žiūrėk, Edoniuk, jis užlipdo mano puikų į namelį iltinėme dantyje. Aš neištversiu. Lėkiu ir įkasiu ją. Stok, bakterijų. Jis išplaus tave lauk. Žiūrėk, jis naikina ir tavo namelį. Jaukis tu ten. Ei tu, dantiste. Sakau tau. Baig. Jis negirdi. Jis ir nenori girdėti. Dabar jau vėlu, jis jau baigė. O neseniai ten buvo mano nuostabusis namelis su vaizdu į miestą ir kitais dalykais. O čia buvo mano didžioji skylė. Jos taip pat neliko. Neliko nė mažiausios skylutės. Ei, kas buvo mums gardu, staiga dingo, kai baisu. Čia kažkas tas bjaurus, išlavė visus kampus. Karamelių nebėra ir dainelė mūsų liūdna. Saldamynų nematyt, kągi mums dabar daryt. Štai mes ir vėl namuose. Jansas jautėsi labai laimingas, nes dantyse nebeliko nė vienos skylutės. O kaip sekėsi Edoniukui ir bakteriukui? Ne kažin kaip. Ir paskutinėme veiksme mes sužinosime, kas jiems atsitiko. Blogi laikai atėjo, bakteriuk. Tai, broleli, blogi. Nei saldumynų, nei pastogės. Nei saldumynų, nei pastogės. Gal pabandykime šią naktį permiegoti kur nors kamputyje? Toks alkanas, kad negalėsiu užmigti. Ei, bet žiūrėk, broleliai, Jansas pravirė burną, gal gausime ką nors skanaus? Nesitikiu nieko gero. Kilstelk mane, broli, aš palipėsiu ir pažiūrėsiu. Ui. Au! Matai ką nors? Matau. Ojei, jum kaip baisu. Ką matai? Šepetuką! Ir vietą šepetuko, ką darysime, Ne Edoniuk? vienos skylutės, kur galėtume įlysti. Ir kur galėtume pasislėpti? Jansai, pasigalėk mūsų. Ei, Jansai! Mes niekada daugiau tavęs netankysime. Gelbėkit! Niekada. Mane Niekada. Tai štai kas atsitiko Edoniukui ir bakteriukui. Kai šepetukas apsilankė vakare, jie jau neturėjo kur pasislėpti, nes dantyse nebebuvo nė vienos skylutės. Šepetukas iššlavė juos iš burnos kartu su dantų pasta. Jie krito žemyn pro vandentiekio vamzdį ir dar toliau iki pat didžiulės upės. Ten jie ir dabar plaukioja laukdami, kol atsiras kita skylutė, kurioje galėtų apsigyventi. Galbūt jums truputį pagailo Edoniuko ir bakteriuko, bet vienas berniukas tikrai džiaugiasi, kad viskas baigėsi taip, o ne kitaip. Ir tai buvo ne kas kitas, o dantukų šeimininkas Jansas. Įgarsino Monika Bičiūnaitė.